Labas, Brigita. Labas, Mira. Reaguoja, nereaguoja mygtukas. Jo, ir mes jau Pajungtas, esame nepajungtas. kažkaip su nuotykiais visą laiką mes pasijungiam į live. Sveiki visi, kurie mus šiuo metu žiūrite ir klausotės. Ir šiandien mes susitinkam coachingas organizacijai antram susitikime, jau esam, ar ne, antras mūsų susitikimas šito formato konkrečiai. Bet prieš pradedant apie kažką kalbėti, dėrėtų matyti jūsų paprašyti vieno dalyko. Jeigu jūs mus girdite ir jūs mus matote, duokit kažkokią tai žinutę, kad mes žinotume, kad čia ne dviese tarpusavį kalbamės. O Brigita, žinai, va taip šiandien pagalvojau ir galvojau, norėčiau pasakyti, o kaip fainai, senai nesimatėm, bet kad tai būtų netiesa, tai nes mes su tavim šią savaitę praktiškai matomės kiekvieną dieną ir pirmadienį matėmės, darėm įrašus ir kartu dar su viena kolegė, ar ne? Trečiadienį, ketvirtadienį kartu dirbome su senukų vadovais, vadovo komandom tokiom, ar ne? Tai smagiai praktiškai visas dienas ir šiandien vėl susitinkam laivui. Nepavargai? Nerealu? Neatsibodau dar tau? Jo, ar neatsibodau, geras. Man atrodo, žinai, kad kai yra toks bendras stiprus jungiklis, nors yra daugiau, ne tik vienas, noriu sakyti, vienas jungiklis coachingas, bet dabar supratau, kad ne vienas jungiklis, o daugiau tų jungiklių, ypač kas liečia darbą su vadovais. O, fainiai, ačiū, kad girdite man. Labas. Jo. Ja, tai, žinai, ypač dirbant su vadovais, tai man atrodo, kad mes tų jungiklių turim daugiau ir kaip ir praėjusi kartą jau atskleidėm kortas, kad ir kartu rašom knygą. Perrašom gal trečią kartą veikiau? Perrašom turbūt. Tai tikrai smagu tave matyti, smagu dirbti kartu augti, kartu mokytis ir tuo pačiu linkėjimai. Labas, Laura, labas. Linkėjimai atgal visai komandai. Ir tuo pačiu, man atrodo, kad dar vienas dalykas, kuris mus jungia, tai noras padėti kitiem užaugti. Tai turbūt ir šiandien mes esam čia, norėdami pasidalinti tam tikrom savo įžvalgom, tam tikrą patirtimi, suvokimais, kuriuos jau esam susidėję į savo patirties dėžutes, ypač kas liečia coachingą dirbant arba coachingo principais, filosofiją dirbant su organizacijom. Mums atrodo, kad daug kalbam, bet tuo pačiu tikrai rinkoje tenka išgirsti dar įvairių dalykų, kurie niekaip nesusiję su coachingu, jo poveikiu, jo nauda. Ir netgi tada, sakyčiau, kada mes išeinam iš to suvokimo, kad coachingas yra tik dviejų žmonių susitikimas, pokalbis, o tada, kada nueinam į komandinį ar organizacinį lygį. Jo, tai žinai, keletą dalykų galbūt, taip, kas pasijungia ar ne, tai mes būtent ir kalbėsime šiandien apie tai. Ir realiai aš taip susiduriu su tokiom kaip ir dviem įtampom. Iš vienos pusės, kai mes kalbame apie coachingą taikymą organizacijoje, ir kaip ir skirtingi tie lygmenys gali būti coachingo taikymo, nuo apie tai, kaip coachingas arba coachingo kompetencija gali būti naudinga organizuojant visą one-on-one pokalbių sistemą, apie ką mes ir su kolegom, kur lapinamės iš senukų organizacijos, irgi kalbėjom visą dieną, ar ne, su tim kartu dirbom. Tai ta įtampa iš vienos pusės, vieni sako, kaip ypatingai, kai mes kalbam apie tą coachingą atnešimo organizaciją, o tai okei, tai kaip čia pamatuoti, kad atsipirks, kaip čia pasikeis mūsų OKR arba KPI-sų ten rodiklių rezultatai. Tai kitaip tariant, viena tokia dalis, kai iš coachingo reikalaujama lygtais kažkokiu apčiuopiamų, pamatuojamų rezultatų ir poveikio organizacijos strategijai ir jos rodikliams, o iš kitos pusės, tai kita dalis mato coachingą apie tą kaip tą minkštąją galią. Žiūrėkit, kiek galima čia apie tos KPI-sus, OKR-us rezultatus, pakalbėkime apie tai, kad savijautą tų pačių vadovų galima ir vadovų komandų kartu, ar ne, galima būtų pagerinti, kad jie geriau jaustųsi, kad jie galėtų pravesti geresnius pokalbius, kad galėtų labiau
padėti įsigalinti ir įgalinti savo komandos narius, ar ne? Tai vat ir tokios dvi įtampos. Vieni atrodo lygtais nori vieno, kiti atrodo nori kito. Ir mes kartu šiandien su tavim apie tai matyt ir pabandysim pakalbėti ir diskutuoti. Dėliojam tas pokalbio temas ir priminsiu tik tai, kad tas pokalbio temos yra 4. Ir reikia pripažinti prieš jungiantis į laivą, sakom, žiūrim, galvojam, na, vėl lygtais identifikavom 4, o iš tikrųjų klausimai maks yra 2 iš tų 4, ar ne? Visi kiti vienas kitą atkartoja, tai tie 4 dalykai yra. Kokiais atvejais coachingas gali prisidėti prie veiklos rodiklių gerinimo, o kada jis su rezultatais tiesiogiai nesusijęs, yra kaip ir vienas klausimas, antras, kaip atskirti coachingo poveikį nuo kitų organizacinių veiksnių, pavyzdžiui, strategija, procesai, struktūra, kultūra ir taip toliau ir panašiai. Trečias dalykas, aišku, blokas, tai yra apie visus klaidingus įsitikinimus, arba bent jau pagrindinius, su kuriais mes susidurime savo veikloje, kai yra kalbama arba manoma, diskutuojant apie coachingo naudą. Ir ketvirtas dalykas, tai yra, na, kaip tą coachingo poveikį realistiškai vertinti, ar yra kažkoks tai kelias, kaip mes tai galėtume padaryti. Tai yra tie 4 klausimai, bet tai yra mūsų pasiūlymas, mūsų meniu. Tie, kurie mūsų dabar mato ir girdi, bet kuriuo momentu jūs galite komentaruose parašyti savo klausimą, paoponuoti, atspindėti savo kažkokią nuomonę, pateikti savo pavyzdį ir mes kaip tik tai sugebėsim, taip tikrai sureaguosim tam, kad tas pokalbis būtų gyvesnis ir guvesnis. Brigita, ar pamiršau dar kažką? Nu, žinai, tu sakai klausimą, bet galima ir paprieštarauti, nes, nu, turbūt mes labai aiškiai sakom, kad, nu, nesam visažiniai, nesam guru, daliname savo patirtimi, galbūt dalykai, kuriuos kalbėsim, jūsų organizacijoje atrodo visiškai, nu, nerezonuojantis, nesusiję, neįmanomi, nerealistiški, tai tam tikrus paprieštaravimus irgi mielai išgirsim ir pabandysim pasižiūrėti, iš kur ten tie prieštaravimai kyla. Tai, nu, tiesiog nuomonės pasidalinimus irgi priimam. Tai ne tik klausimus. Ok, tai judam tada, kaip sakant, klausimų link. Tai ir pirmasis jų, na, apie tos įmonės arba organizacijos veiklos rodiklius ir ar coachingas gali paveikti tos veiklos rodiklius. Tai kaip tu galvoji, gali ar negali tas coachingas paveikti? Tiesiog, taip arba ne. Kitų variantų nėra atsakyti. Aišku, kad taip arba ne. Žinai, man pirmiausia, tai norisi pasakyti, kad be jokios abejonės atsakymas yra taip, bet kuomet ir tu pradėjai kalbėti apie tas įtampas, organizacija nėra, žinai, tikrai daug lengviau yra susėsti su vienu, su kitu žmogumi, klientu, coachai ir susitarti, ar ne, ko mes siekiam, ką mes norim pakeisti, kur mes matom, kad kažkas neveikia. Tada, kada mes kalbam apie organizaciją, nu, tikrai turėsim vertinti individualų lygį, komandinį, organizacinį. Organizacijoje yra skirtingos veikiančios jėgos ir tikslai. Ir net jeigu, žinai, problematika ta pati, tikslas, kurį norės pasiekti SEO ir jo matavimo rodiklis tam gali būti visai kitas, negu kad komanda arba tiesiog kažkuris vienas vadovas. Tai mums, man atrodo, čia reikia turbūt, nu, truputėlį lysti giliau ir panarplioti. Be to, kad pirminis atsakymas yra taip, bet kas man dar turbūt lendant giliau, ką norisi pasakyti, kad, nu, žinai, coachingas nėra tikslas savaime. O kas gi tas tikslas yra? Geras. Būtent tikslas yra tam tikri dalykai, kurie neveikia organizacijoje arba kuriuos mes norim, kad jie veiktų geriau. Okay. Tai turbūt, nu, žinai, man atrodo, mes esam su tavim šnekėję, kad ir coachingas pats iš esmės, nu, nėra tiesiog rezultatų priežastis. Taip. Bet coachingas yra sąlyga, kad rezultatai atsirastų. Tai man čia toks, žinai, nes, žinai, faina yra, pasimsim vieną išorinį coacherį ir sakysim, mes turim organizacijų coachingą. Ką matuosim? Pagerėjo? Gal, jeigu, žinai, dirbam su SEO, gali būti ir toks variantas turbūt. Arba SEO tiesiog jaučiasi, kad užsiknisa mažiau, ar nepasiekiant tų pačių rezultatų. Ir tai yra irgi labai svarbu.
viskas tam yra okei. Bet jo, bet mes su tavim teisingai, mes kalbam su tavim apie veiklos rodiklius ir žinai, ir aš taip vat, paprastai labai atsakau organizacijų vadovams, su kuriais arba su žmonėm dirbantiem žmonėm, tai reiškia HR vadovams ten ir taip žmonių vadovams, kaip jie dabar daug vadinasi, ar ne. Aš sakau, coachingas nėra pajamų auginimo įrankis. Jis yra brandesnio veikimo įrankis. Tvaresnio netgi. O brandesnis veikimas dažniausiai sukuria tvaresnius rezultatus. Tai jeigu tikimasi, kad su coachingo pagalba mes tuoj pat padidinsim EBITDA arba ten kažką tai, kažkokį tai konkretų ten rodiklį ir taip toliau, tai coachingas tikrai nėra tinkamas įrankis. Nes coachingas negali pakeisti nei rinkos ir nei strategijos, jis gali pakeisti tik tai taip, kaip juose tie žmonės veikia. Ir natūralu, vat čia yra ta, kaip tu ir sakai, tiesiogiai ne. Ir per tą žmonių veikimą ilgainiui natūraliai, kad ir keičiasi rezultatai. Bet atskirti tą vat, tikrą dalyką, vat to aš pasimdysiu coachingo specialistą, arba įdėksiu kažkokį coachingo įrankį, arba kažkokią tai programą ir pas mane ir pelningumas padidėjo iškart, ar ne? Tai tikriausiai tai yra ne, paleiskit marketingo naują kažkokį įrankį, instrumentą, daugiau pinigų skirkit marketingui, gali būti, kad turėsit greičiau geresnių rezultatų, ar ne, negu su coachingu. Bet jeigu norisi tvaraus augimo, brandesnio augimo, tai tuomet coachingas yra tas įrankis, yra tas žodis tvaresnis, brandesnis, automatiškai, pasako, kad tai nėra greitaveika, ar ne? Tai reiškia, kad tai nėra greitai gaudamas, tai nėra 5G, ar ne? Tai reiškia, tai yra rezultatas, kuris vis tiek ateina su tam tikrų uždelsimų per sąmoningesnį, aiškesnį vadovų arba tų coachingo gavėjų tiesioginių, kurie dalyvavo ir jų komandų per jų ilgesnį veikimą. Tai va aš taip... Ja. Ir mes tai turbūt, žinai, kad nebūtumėm patys savo faini, galim įdėti pavyzdį, kad, tarkim, vienas iš, kaip po pavyzdys, ne, sakykime, darbuotojų kaitos rodiklis. Ir sakysim, organizacija turi, stebi, galbūt ten vis didėjantis ar nuolatinai aukštas. Ir vėlgi turbūt suprantam, kad paprastai organizacijai nėra vieno dalyko, kuris įtakoja, lygiai taip pat kaip ir nėra vieno vaisto, vieno recepto, vienos tabletės, žinai, kur staiga padėjom sumažinti darbuotojų veiklos rodiklio, darbuotojų kaitą. Natūralu, kad yra skirtingos priežastys, bet vėlgi grįžtant į visus tyrimus, į patirtį, mes žinom, kad darbuotojų rotacija arba darbuotojų įsitraukimą, darbuotojų motyvaciją ir tiek, kiek darbuotojas dirba organizacijai, ten maždaug 70-80% nuo skirtingų tyrimų įtakoja vadovas. Ar ne? Mes neatmetam organizacijos strategijos, organizacijos kultūros, benefitų, atlygio, neatmetam, jie irgi svarbus rodikliai, bet iš esmės pagal tyrimus vis tiek žiūrim, kad 70-80% taip kaip darbuotojas jaučiasi organizacijų, komandų ir kiek jis joje dirba, kiek jis įtraukia ir pasiekia rezultatus, įtakoja vadovas. Taip. Tai jeigu mes norim įtakoti šitą rodiklį, tai vat ir žiūrim į vadovą. Kada pradedam dirbti su vadovu asmeninėse coachingo sesijose, kada vadovas atranda, ar ne, savo elgseną, kada atsiranda įsipareigojimas, noras tą elgseną keisti, nes gali būti, kad nieko man čia nereikia, man tai viskas gerai, ir ne, aš nenoriu jokių rodiklių keisti. Tada, kaip sekantis žingsnis, kas keičiasi? Keičiasi vadovo komunikacija. Keičiasi taip, kaip vadovas teikia grįžtamąjį ryšį, keičiasi taip, kaip vadovas veda susirinkimus, keičiasi taip, kaip vadovas veda one-on-one susitikimus, Taip. kas įtakoja ir darbuotojo jauseną, rezultatą, augimą, santykį. Tai natūralu, kad yra vienas, žinai, procesas darbas su vadovu, tada yra kitas procesas, kada darbuotojas keičiasi ir tai yra išsitęsę procesai. Tai nėra nei per savaitę, nei per 2, kad ateisiu, kaip coachingo specialistas išorinis ir sutaisysiu organizacijos
aš taip specialiai sakau, sutaisysiu, ar ne, organizacijos kaitos rodiklius. Vėlgi, organizacijai paprastai turbūt ne viena komanda. Jeigu rodikliai tie yra per visas komandas atsikartojantis, vadinasi, dirbam nebe su vienu vadovu, dirbam su skirtingais vadovais. Tai turbūt tikėtis rodiklių, darbuotojų kaitos rodiklio sumažėjimo, taip, nežinau, metai minimum turbūt yra. Galbūt tam tikros priemonės suveiks greičiau, ar ne, bet toks reikšmingas turbūt pokytis ateis ne greičiau turbūt negu metai. Na, galima, aišku, kalbėti ir NPS-as, ar ne, NPS-as tai yra pasitikėjimo tas rodikliai visokiausi, ar ne, tai kiek dažnai matuojami. Aišku, kad poveikio momentinio matyt, negali būti. Tai kalbant, vėlgi grįžtant prie to, jeigu iššūkis yra organizacijoje verslo rezultatai, greiti kažkokie ir jos reikėtų pataisyti, tai tuomet coachingas nėra tas pirmutinis intervencijos įrankis. Jeigu organizacijos iššūkis yra, pavyzdžiui, mikrovaldymas, mikrovadyba, atsakomybės toka, sprendimų vilkinimas, konfliktų vengimas, neaiškus susitarimai ir mes iškart identifikuojam, tai čia yra elgesio arba elgsenos lygmens problema arba iššūkis, tai coachingas čia turi labai žymios tiesioginės, labai ryškios įtakos ir coachingas gali būti ir gali turėti, kaip tiesioginio poveikio ir tada yra tinkamas instrumentas apie tai galvoti. Nes, dar kartą, coachingas iš principo, jisai nekeičia organizacijos krypties. Coachingas keičia, kaip mes tą kryptimį judame. O ilgainiui, aišku, tie žmonės labiau sąmoningesni, labiau gebantis atsiklausti kolegų, savo komandos narių ir taip toliau, ilgainiui, aišku, jie gali turėti ir įtakos krypties, pokyčiams kažkokiems. Bet turbūt mes čia turim būti atviri, kad, pamatuoti ir suprasti, kad, tiesiogiai coachingas turi strategijai ir kryptingumui, nebent vėlgi mes dirbam tikrai ten per visą organizaciją, kada mes organizacijai integruojam daugybę skirtingų coachingo elementų. Tai yra ne tik aš dirbu ten su SEO organizacijai, bet dirbu su skirtingos grandies vadovais, kada yra integruoti mokymai, kada mes integruojam instrumentus susirinkimam, one-on-one, grįžtamajam ryšiui, tikslų kelimui, tada, kada yra skirtingi elementai, komandų coachingas, kada visą tą integraciją darom, tikėtina, kad su tokia bet vėlgi, čia jau mes turbūt einam į to, kad integravę daugybę elementų ir padirbę... tą reikia žinoti. tą reikia žinoti, mes turbūt jau judėtumėm apskritai, kad įmonė matyti turėtų turėti išsikėlusi tikslą judėti coachingo kultūros link. Kada jau yra, sakykime, pilna integracija visuose padaliniuose, visuose komandose ir per skirtingus elementus. Tai tikėtina tokiais atvejais, kad jau tada ir tai turės įtakos ir strategijai, ir krypčiai. Bet čia mes turbūt jau nuėjom, nuo tų tokių kasdienių veiklos rodiklių, kurios norim pasiekti iki coachingo kultūros organizacijoje ir įtakos strategijai. Bet žinai, dabar galim judėti link to antros dalies mūsų apie realiai poveikio lygmenis, apie kuriuos mes ir knygoje irgi rašome apie tai, kokiuose lygmenyse tas coachingas turi kažkokį tai poveikį ir kaip atskirti coachingo poveikį nuo kitų veiksnių poveikio. Tai kaip jau mes ir minėjom, ar ne, kad visų pirma reikėtų susikoncentruoti į tai, kad coachingas pirmiausiai keičia elgseną. Ir tik tai po to jau tą elgseną žmonių, vadovų ir jų komandų ilgainiui keičia procesus, o ilgainiui tie procesai keičia rezultatą. Bet čia yra antrinis ir tretinis poveikis ir jį būtų matuoti tos intervencijos rėmuose, kaip tu ir sakei, būtų pakankamai sudėtinga. Bet tai yra įmanoma, ar ne? Tai yra įmanoma ir mes daromgi dabar tas tokias susuktas programos, kur skirtingos intervencijos, tiek 360, tiek mokymai, tiek konsultavimas, tiek procesų padėjimas persitvarkyti per team coachingo įvairius įrankius, tiek one-on-one coachingas, kai viską tai susuki į vieną didelę programą, tai yra įmanoma labiau pamatuoti arba tiksliau turėti tam didesnės tiesioginės įtakos su ta visa intervencijos programa, bet tai jau yra ne tik coachingas. O mes čia pabandom išryškinti būtent tą coachingo dėmenį. Žinai,
man tai toks noras, kaip atskirti, tai mum pirmiausia, žinai, kaip mes žinosim, nu tai įsivardinkim nuo pat pradžių, žinai, pradėkim, kad tai būtų ne tik faina iniciatyva ir paskui pažiūrėsim, kas gausis, o jau kai gavosi, ne, tai čia žinokit, mes čia dar dirbom su benefitai žmonių, tai čia turbūt ne coachingas įtakojo, tai kad tie žmonės nebeišeina iš mūsų. Tai man atrodo, kad va čia mes ir knygų yra tam tikrai skirtas didžiulis skyrius apie tai, kaip pamatuoti tą poveikį. Mes turim labai sistemingai nuo pat pradžių dėliotis, išsikelti tikslus, ką mes norim pasiekti ir susijęti tuos tikslus su tam tikrom elgsenom, kas turi pasikeisti. Bet tuo pačiu, žinai, mes turim, kaip aš sakau, jeigu mes turim tam tikrą tikslą, mes turim įsivertinti situaciją. Kokią mes turim dabar, kad mes turėtumėm ką palyginti. Lygiai, žinai, apie priemonės, kaip mes tą pamatuojam, paskui galėsim dar pakalbėti, ar ne? Mes įsivardinti turim, kur mes esam dabar, kur mes norim būti, kas yra atotrūkis, kas yra tos problemos, kaip mes jas spręsim ir kaip mes pamatuosim problemų sprendimo rezultatą. Ir tai, žinai, tada, kada mes tą turėsim, tada mes ir žiūrėsim, kur kokia priemonė, instrumentas, nes, vat, kaip ir tu sakai, tai gali būti visuma instrumentų, ne tik coachingas, kuris įtakos tą rezultatą. Ir man atrodo, kad yra viskas okei, kada sistemingai organizacija siekia pokyčio, kad yra jungtinės priemonės. Taip. Nes, man toks kažkaip norisi palyginti, nežinau, kodėl dabar kilo į galvą, žinai, vat, jeigu žmogus nusprendžia, kad jisai nori gyventi sveikiau, juk tai yra priemonių visuma. Mityba, maistas, vanduo, sportas, kitos iniciatyvos, kurios padeda subalansuoti fizinį, emocinį kūną, sveikatą ir panašiai. Tai man atrodo taip ir organizacijai. Jeigu sprendžiam, nes vėlgi ta pati, grįžtant, aš įsikandau savo pavyzdį apie darbuotojų kaitą. Tai, kaip aš pradžioje minėjau, taip, coachingas gali labai stipriai tą įtakoti, bet lygiai taip pat, jeigu mes turim tikrai, nežinau, iškraipytą atlygio sistemą, tai turėsim ir ten daryti tam tikras peržiūras. Jeigu mes, nežinau, neturim visai ten, arba turim labai prastą, nežinau, darbdavio įvaizdį, arba dar kažkokius kitas priemonės, turėsim ir prie jų prieiti ir jas integruoti. Taip. Tai mums svarbu pamatuoti coachingo investiciją ir atsiperkamumą, bet, žinai, jeigu siekiam galutinio tikslo, turbūt svarbu jį pasiekti, integruojantis ir su kitais dalykais, su kitom poveikio priemonėm. Tarp kitko, grįžtant prie skaičių, aš pasižiūrėjau, ką mes, žinai, medžiagą, ką mes ir knygui naudojam, kur buvo darytas dar 2023 metų tyrimas, kada Tarptautinė coachingo federacija kartu su PricewaterhouseCoopers darė apie atsiperkamumą investicijos į coachingą. Tai ten yra labai, labai pamatuojami, aiškiai, tai yra didžiųjų pasaulio organizacijų atsiperkamumas, tai vidutiniškai yra 7 kartus investicija į tas return of investment, ar ne, tai vidutiniškai 7 kartus suteikia investicijų grąžą, lyginant su tuo, kas buvo pradžioje investuota. Tai man atrodo, žinai, skaičiai yra akivaizdu. Jo, žinai, ir čia norisi dar pridėti prie to, kad tu pasakėjai, jeigu kalbėt apie coachingo poveikio lygmenis, tai mes bent jau identifikuojam 4 poveikio lygmenis. Tai pirmas, aišku, tai yra tas individualusis lygmuo. Ir individualusis lygmuo iš principo tai yra apie asmens augimą ir elgsenos augimą, nes coachingas veikia per žmones. Ne? Tai pirmiausiai apie tai matyt. Ir jeigu čia apie tą pamatavimą, tai dažniausiai tai yra matuojama per skirtingus įrankius. Tai gali būti savirefleksija, tai gali būti 360 grįžtamasis ryšys, ar ne, tai gali būti kažkokie įsivertinimo testai, jeigu tai yra kažkokios coachingo sesijos. Antras lygmuo, kurį mes kalbam, tai yra tarp asmeninis lygmuo, tai yra santykiai ir komunikacija tarp dviejų žmonių realiai. Ir tokius pokyčius mes galime matuoti jau tik per kažkokias komandos apklausas, klimato barometrus, įsitraukimo tyrimą ten galima identifikuoti ir taip toliau. Trečias coachingo poveikio lygmuo, tai yra komandos lygmuo galimas. Ne? Tai yra, ten jau galima kalbėti apie bendradarbiavimą, efektyvumą, bendros atsakomybės jausmą
Ir vėlgi ten yra tam tikri įsivertinimo įrankiai, tai yra anketos įvairios, susirinkimo efektyvumo, ten darbotvarkių ir taip toliau, komandos įvairūs brandos modeliai, kuriuos irgi galim naudoti. Mes kalbam apie Lencioni, apie Tukmaną, įvairūs refleksiniai pokalbiai. Ir tada jau nuo komandos lygmens mes galime judėti į padalinio lygmenį, bet poveikis, va čia yra tas poveikis multiplikuojasi. Ne? Tai reiškia, jau tada yra galima kalbėti apie kažkokius veiklos rodiklius ir kultūros dinamiką ir jau šiek tiek judėti arčiau tų hard duomenų, pasižiūrėti, kaip ilgainiui pakito darbuotojų kaitos rodikliai, padaryti kokią nors apklausą apie komandos brandą, klientų pasitenkinimą, turėti tam tikras vidinės efektyvumo metrikas dėl užduočių atlikimo, neatlikimo ir taip toliau. Ir tik 5 lygmuo poveikio, nes mes čia kalbėjome apie tai, kaip įmonės rodiklius įtakoja, tik 5 lygmuo yra organizacinis lygmuo ir ten jau galime labiau kalbėti apie strateginį tvarumą ir kultūros virsmą. Ne, vėlgi ne tiesiogiai apie EBITDA iš karto arba pelningumą, bet apie būtent tos dalykus. Ir čia galima jau daryti tam tikrus kompleksinius tyrimus, Bareto yra tyrimai ir taip Denisono ir taip toliau, čia nesinori eiti tas vertinimus visokiausius, bet ką mes bandom pasakyti ir parodyti, kad tas organizacinis lygmuo yra 5 pakopa. Ir viskas prasideda nuo žmogaus, 2 žmonių, komandėlės, po to padalinio ir po to tik tai yra 5 lygmenį yra jau visa organizacija. Ir apie tokį, kaip organizacija įrodė coachingo poveikį, mes knygoje tokį pavyzdį naudojam ir technologinių sektoriaus įmonių, ar ne, kur ten 300 darbuotojų ir 12 vidurinės grandinės vadovų dalyvavo 6 mėnesių trukmės ugdomojo vadovavimo, tai yra coachingo programai. Ir prieš programą vadovai kartu su komanda, su HR komanda ir atsakė tos klausimus, ką norime pakeisti. Ir labai atskirai, labai konkrečiai pasakė, mes norime pakeisti vadovų polinkį spręsti už darbuotojus. Ir automatiškai mažą komandos savarankiškumą ir tokį pasyvų visokiausių susirinkimo toną. Ir antras klausimas, kurį atsakė, kaip mes žinosime, kad pavyko. Mes žinosime labai paprastai, mes norime daugiau klausimų, mažiau nurodymų ir daugiau darbuotojų kažkokių iniciatyvų. O kaip mes pamatuosime, kad tai pavyko? Sakė labai paprastai, mes atliksim tyrimą prieš ir po komandos įsitraukimo matavimo, vienas dalykas, ir 360 grįžtamojo ryšio apklausą patiuninguota apie vadovų stilių. Ir labai konkrečiai buvo į tai atsakyta. Ir po programos, kaip ir knygoje rašoma, rezultatai patys už save kalbėjo. Vadovo elgsenos pokyčiai. 360 tyrimas parodė, kad 10 iš 12 vadovų žymiai padidino klausimų naudojimą, gebėjimą išbūti nežinomybę ir konstruktyvę reakciją į klaidas. Ten tyrimas 360 taip sukonstruotas per klausimyną. Antras dalykas, pasikeitė komandos elgsena. Vėlgi susirinkimus panalizavo, ką ir įsipareigoja panalizuoti, ir pamatė, kad komandos nariai žymiai daugiau pasiūlymų teikia. Ir žymiai greičiau sako, kas atsakingas, aš prisiimu atsakomybę už sprendimus. Ne? Ir tų skaitinius rodiklius pasižiūrėjo darbuotojų įsitraukimo tyrimą konkrečiose padaliniuose, nes ne visoje organizacijoje vyko tam ir jie galėjo pamatuoti. Ir pamatė, kad ten, kur vadovai programoje dalyvavo, pasitenkinimo indeksas vadovų kito ir kilo 17%, plius minus palyginti su ankstesnių laikotarpių. Štai jums ir pamatavimas. Ir tai, ką mes su Brigita ir sakome, kad impact by design, mes naudojame knygoje tokį apibrėžimą, yra labai svarbu ne tiesiog, kad fainai, ten visi kiti daro coachingą, tai mes kaip pavarysim. Ir po to dar įrodysim vadovui, vadovų komandai, akcininkui, kad čia gerai tiesiogiai paėjo ir pakeitė. Ne. Impact by design principas reiškia, kad prieš pradedant kažkokią programą mes susėdam patys su specialistais ir visa kita ir mes kartu pasiplanuojam taip, kaip pasiplanavo šitą organizaciją, kurios pavyzdį, vieną iš pavyzdžių, kurių yra knygoje ir daugiau, aš tiesiogiai dabar tik ir atpasakojau. Man atrodo, tai yra labai svarbu. Sorry, biškai iššokau. Nebeiškentėjau labai. Čia aš iššokau. Bet ne coachingo sesija, mes galim vienas kitą biškį pertraukinėti ir taip toliau.
žinai, knygoje apskritai aš dabar galvoju, vat, organizacijos, su kuriomis kalbėjomės ir kurios dalinosi savo patirtimi, tai ten irgi yra fantastiškai, žinai, įvardintos realių organizacijų realios naudos ir pokyčiai, kuriuos jie matė ir matavo. Man taip, žinai, norisi uždėti akcentą, kad, nu, vat, arba išsklaidyti tą mitą, kad coachingas kažkaip nepamatuojamas, kad čia yra kažkoks, nu, va, tas, žinai, pūkuotas dalykas, tai kaip čia jo, kaip mes čia žinosim. Pagalvėliai, smiukaliukai ir taip toliau, ar ne? Jo. Tai tikrai coachingas yra pamatuojamas per konkrečius dalykus, kuriuos mes esam sustarę siekti, per tam kiekybinius ir tuos pačius kokybinius tyrimus ir yra aibė būdų, kuriuos vat, Miroslavas jau ir vardino, kaip tą padaryti. Žinai, kartais, kaip aš sakau, mes kalbam apie tuos rodiklius ir pamatavimus, anketas, kiekybinius, kokybinius ir, žinai, mes žinom, kad to reikia SEO, to reikia finansų komandai, to reikia HR-ui, kad apsigintų projektą, kad mums šito reikia. Bet aš taip dabar grįžtu dar į patį tą vadovą, o kaip jam pasimatuoti, o tai čia veikia tas coachingas ar neveikia? Tai vat, jeigu mes kalbam apie tą asmeninį lygį, tai turbūt ten yra aišku, ar ne, ko aš siekiau, ko aš norėjau, kaip aš jaučiuosi, ar man lengva priimti sprendimus ar nelengva, ar man lengva išbūti nežinomybėje ir neužtikrintume ar nelengva ir kas pasikeitė dirbant su coachingo specialistu. Bet kada mes žiūrime į komandą, vėlgi mes galim sugrįžti prie tokių labai paprastų dalykų. Kiek ir kaip žmonės kalba per one-on-one'us. Kiek komandos nariai kalba per susirinkimus. Kiek komandos nariai, vat lyginant, ar ne, kiek komandos nariai anksčiau, kaip aš sakau, koridorių vadovo pamatęs už kampo bėgdavo pasislėpti, kiek nebėga, ne? Tokia, nu gal truputį juokiuosi ir truputėlį šaržuoju, bet iš esmės man toks labai yra svarbus, kiekvienai augančiai organizacijai svarbus yra mūsų komandos narių indėlis į continuous improvement. Nuolatinį augimą, tobulėjimą. Nuolatinį augimą, tobulėjimą. Yes. Ir pačios geriausios idėjos, ką reikia taisyti procese, ką reikia taisyti funkcijoje, kurią aš atlieku, ateina iš komandos nario. Juk ne vadovas daro darbo, komandos narys. Tai va čia pasiimti tokią atskaitos tašką, kad šiai dienai, kiek aš sulaukiu idėjų iš komandos narių, ką mes galim pagerinti, patobulinti procese. Sulaukiu ir nesulaukiu. Ir kiek jų sulaukiu. Pradedu dirbti kitų stiliumi, ar ne? Dirbau pats su savimi, dirbau su coachingo specialistu, turėjau galbūt coachingo, vadovavimas coachingo stiliumi mokymus, perskaičiau tam tikrą literatūrą, taikau tam tikras priemonės. Ir tada pasižiūriu, kas pasikeitė. Galbūt praėjus pusmečiui, galbūt tiem patiem metam galim ten dažnesnius, retesnius tuos matavimus įsivesti. Matai, kažkaip žmonės daugiau su manim kalba. Jie daugiau ateina su idėjom. Juos reikia mažiau kontroliuoti, jie labiau įsitraukia. Tas pats kaitos rodiklis, ar ne? Pernai metais iš ten 10 žmonių rotavo 4, pasikeitė 40% komandos. Šiemet metai baigėsi, kai tas sumažėjo 2, pasikeitė tik 2 žmonės. Nu, žinai, bet tas toks, kaip aš sakau, labai paprastų dalykų, matomų kiekvieną dieną iki realių pamatuojamų skaičių popieriuje. Ir tą, ką tu darai, ką sakai, žinai, čia tą, ką mes irgi akcentuojam, ar ne? Nes yra labai svarbu suvokti, kad yra 2 dalykai, ar ne, matavimas. Return on investment, ROI ir ROI return on expectations, ar ne? Ir jeigu ten mes pasimam tą return on investment, tai čia, kad atrodytų, kad labai paprasta. Ne? Tai iš principo yra matuot return on investment paprasta. Nauda minus investicija, padalini iš investicijos ir turi rodiklį. Ir coachingo atveju tai lygtais ir irgi atrodo, kad reikštų. Coachingo ten pokalbių metu sumažėjo darbuotojų kaita. Jeigu sumažėjo darbuotojų kaita, onboardingo ir taip toliau, mes realiai sutaupėm Y eurų. Paprastai. Padidėjo produktyvumas, sugeneravo papildomas pajamas, sumažėjome klaidų ir ten kažkokių konfliktų kaštai, sutaupame kažkokių resursų. Ir galima skaičiuoti, kad labai paprastai. Jeigu
darbuotojų, stipresnių, ten tų aukštesnių vadovavimo, ten darbuotojų kaita sumažėja 5 žmonėmis per metus, tai, o darbuotojų pakeitimo kaina, pavyzdžiui, yra 15 000 eurų, tai ir mes turim 75 000 sutaupėm, coachingo programa kainavo 20, 75 minus 20, štai viskas jau yra ROI, kaip yra ir aiškus. Ir tą būtent PricewaterhouseCoopers, kuris tyrinėjo su ICF kartu, jis ir pasakė, kad yra 7 kartų, tos tokiam skaičiavimui, tai yra 7 kartų ROI. Problema su ROI skaičiavimu coachingė yra labai paprasta. Coachingas dažniausiai nėra vienintelis pokyčių veiksnys, kuris vyksta organizacijai. Ir tada atskirti, išgryninti, kur yra coachingas, kur ne coachingas, nes mes tuo pat metu keitėme strategiją, optimizavome resursus, įvedėme naują motyvacinę sistemą. Tai kur tas coachingas, kur ne coachingas yra, sudėtinga pasakyti. Tada mes einame, aišku, kad žymiai konkrečiau galima pasakyti tą, ką mes kalbėjom, tai yra ROE, tai yra Return on Expectations. Kitaip tariant, labai paprastas klausimas. Ar mes pasiekėme tai, ko tikėjomės iš šitos intervencijos? Tai tam, kad pasakyti tai, kaip mes ir kalbėjom, Impact by Design. Pirmiausia, reikia susiplanuoti, o kokio elgesio pokyčio mes siekiame, kokio norim komandos lygmens efekto. Ar galim kažko tikėtis iš kultūrinio aspekto dinamikos, kažkokio ten mikroelemento ir kokios tai turės įtakos, pavyzdžiui, sprendimų kokybei. Ir tada, jeigu tikslas mūsų buvo ten tą mikrovadybą sumažinti, padidinti savarankiškumą, pagerinti one-on-one kokybę, apie kurios tu kalbėjai, tą mes ir galim matuoti. Ir kaip ir kalbėjom, instrumentai paprasti. Return on Expectations yra 3 įvairūs elgesio, 360 grįžtamasis ryšys. Jo, įvairūs elgesio indikatoriai, įvairios apklausos komandinės, įvairios refleksijos analizė. Ir aišku, kad tai reikėtų pasigirti, aišku, kad ir dar yra vienas įrankis, tai tobulas praktiškai, tai yra VESK modelis, kurį mes sukūrėme ir kuris kalba apie 3 poveikio lygmenis, tai yra apie elgsenos poveikio lygmenį, apie vertybių poveikio lygmenį ir apie struktūros poveikio lygmenį, kur irgi galima pasimatuoti, koks tas pokytis buvo, bet apie tą VESK modelį arba atskiram pokalbį pakalbėsim, bet knygoje tikrai jam skirta labai, labai daug erdvės. Žinai, ir dabar po to savo greitakalbės norisi pasižiūrėti ir paklausti tų žmonių, kurie su mumis dabar yra, ir žiūriu, kad čia vien tik tai per vieną kanalą ten yra jau arti 10, per kitus žiūri dar daugiau tiesiogiai su mumis yra. Ir klausimas, gal jūs klausimų kažkokių turit, palpanavimų, kažkokių pastabų, įžvalgų apie savo patirtį, taikant coaching arba didžiausius klausimus, kurie kyla, tai fainai būtų, kad kažką pakomentuotume. Priešingų atveju mes su Brigita čia taip toliau apie tą coachingą galim kalbėti porom, tai taip ir varysim toliau savo tą dainelę, kokią esam suplanavę. O dabar, man atrodo, ta dainelės dalis apie tai, kad kokiasgi būna dažniausiai, kokie būna dažniausiai klaidingi įsitikinimai, ko iš coachingo tikisi su organizacijose dirbantis vadovai ir su žmonėm dirbantis žmonės. Turi savo topą. Geras. Jis smalsu dabar man. Mes nerepetavom šito live pokalbio, nes esmė yra tai, kad tai aš nežinau, ką tu pasakysi. Esmė yra tai, kad mes kalbamės gyvai. Tai ką tu pasakyk savo, aš tu pasakysiu savo. Man žinai, toks kažkaip norisi pradėti nuo tų tokių, nežinau, gal net absurdiškų gal arba tokių. Varom. Tai jo, nes čia truputėlį apie mus, mes esame mėgėjai truputėlį pajuokauti, nes, žinai, o kas geriau iš pačių savęs pasijuoks, jeigu ne mes patys. Tai vienas tokių man fainų yra, kad, žinai, tas lūkestis yra, kad kažkaip mes pataisysim, suremontuosim, žinai. Tokius, žinai, man teko, tai čia coachingas tiem silpniem vadovam. Tiem silpniem. Tiem silpniem pataisyti, žinai, ten paremontuoti, receptuką, tepaliuką. Tai, žinai, tai man turbūt šitas, kad tas, žinai, staiga, ir čia, man iš karto, žinai, siejasi su tuo, kad yra, nėra to pilno suvokimo ir įsisąmoninimo apie tą coachingo poveikį, nes mes tikimės, kad, žinai, galbūt priskiriam kažkokią, žinai, coachingo specialistui gal kitą rolę, kad jis ateis ir kažkaip pataisys.
Ir antras turbūt toks, kad įpūs motyvacijos. Nu, vat, kad coachingas tai čia dirbti su motyvacija. Su pompa Įpūsti. įpūst. Aha. Kaip balioną, žinai, pripučiam motyvacijos, truputį išeinam, tada grįžtam, nes jos sumažėja, vėl pripučiam ir tai, žinai, pereinam į tokią trečią, žinai, galbūt net ne tai, kad lūkestį, bet labiau gal baimę. Nu, vat, kad jeigu pradėsiu dirbti su coachingo specialistais, kad čia kažkaip, nu, taps priklausomybė. Ir jau tada savarankiškai tikrai jau žmonės nebegalės dirbti, visada reikės 7 metų dirbti. abonementą iškart pirkt reikia. Jo, žinai, tai va čia tas gaunas, bet jie yra, žinai, va jeigu taip, nu, nuosekliai galvoji, taip kaip ir logiška, ne? Nu, jeigu mes turim ten silpnų vadovų, tada ateinam, pučiam jiem motyvaciją, tai tą motyvaciją, jeigu mes tikim, kad išoriškai ją galim įpūsti, tai natūralu, kad ta priklausomybė susidaro nuo išorinių motivatorių, nes, nu, vidiniai kliba. Reikia išorinius pastoviai priputinėti. Aišku, turiu ir rimtesnių, bet labai smalsu tavo. Mhm. Tai aš, taip galima sakyti, kad šiek tiek suspoilinau, nes iš pat pradžių vieną kitą prie pirmo klausimo išmečiau, neiškentėjau. Tai bet toks pirmasis mano buvo, žiūrėk, mes investavome, nematome pokyčių KPI-suose. Kur pokyčiai? 3 mėnesiai jau Po praėjo. mėnesio. Jo, 3 po mėnesio. Ketvirtis, gali būti po mėnesio, pardavimai, kur daugiau, didesnis volume, didesnis kiekis, kur niekas nepasikeitė. Ir irgi toks, tai vat ne. Tai ir tada aišku, kad apie tai mes ir kalbėjom, kad pirmiausia, pokytis yra pasiekimas per elgseną. Tai mes kalbam apie elgseną. Ir čia aš iškart sakau, žiūrėkit, jeigu norit trumpalaikio kažkokio finansinio efekto, varykit kainodarą, marketingas, pardavimai, coachingas apie struktūrinį brandumą. Ir va tą pagauti yra labai sudėtinga, nes dalis dar organizacijų, kas yra irgi labai taip įdomu, kreipiasi į coachingo specialistus arba tos, kurie organizuoja coachingą, kaip mes darom, ne, coachingo tą sistemą, už kurią organizacijų tvarę, tai tada, kada jau yra visiškai šakės. Tai tarsi, jau kaip viena iš gydymo operacijos priemonių. Tai va, aš čia viską pabandžiau, viską pasižiūrėjau, tai va dabar, tuo jie ateis išoperuos jos visus. Net kaip tu sakai, pakeis jos, implantuos kitus smegenis ir elgsenos modelius ir taip toliau. Ir natūralu, kad krizės laikotarpyje, kad coachingas yra geras, kai gerai yra geras su coachingu eiti, nes tas tada tvarumas, tas gerai tiesiog tęsiasi. O ne tada, kada blogai, reikia kažką susiremontuoti. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, su kuo dažnai susiduriu, kad, taip bendrai kalbant, kad kažkas galvoja, kad coachingas išspręs kultūros dėmenį. Ir, mum reikia daugiau bendradarbiavimo. Tai vat paleiskit čia team coachingą komandėliai mūsų ir vat bus daugiau bendradarbiavimo. Arba one-on-one coachingą bus daugiau. Bet pasižiūrėjus į sistemą paskatų ir tu matai, kad atlygio sistema sudizaininta taip, kad jinai garantuotai skatintų tik konkurenciją. Ir tada kyla toks disonansas. Tu dirbi liktai su tuo, kad būtų daugiau bendradarbiavimo, bet organizacija, tas mūsų VESK modelį, ar ne, tai tas struktūros lygmuo, jisai skatina konkurenciją. Ir tu tada negali išspręsti šito. Nes kaip tu ir sakai, tada reikia keisti ir tą kitą dėmenį tam, kad poveikis būtų. Ar ne? O ne taip, kad vienas su kitu tiesiog prieštarautų. Bet, ten nepatogu keisti, ten nenori, ten faina, arba ten, reikia eiti pas aukščiausius lygmens vadovus ir taip toliau, tai, tu geriau čia, tu kažkaip pamakalok. Nepamakaluosi, tai neveikia. Ir trečias toks dalykas, su pirmoju, investavimas KPI turi kilti, o trečias, jeigu jau nekyla, reiškia neveikia. Ne, tai tada neveikia, ar ne? Ir aš sakau, palaukit, taigi coachingas yra vėlgi ROI ar ROE, on investment ar on expectations. Kalbėjom apie expectations, žiūrėk, mažiau klaidų, mažiau destruktyvių kažkokių konfliktų, daugiau susikalbėjimo, daugiau aiškumo,
pasižiūrėjai po metų, pasižiūrėjai, kad ENPS rodiklis ten, kur buvo, yra kažkodėl tai skiriasi nuo ten, kur jo nebuvo, ar ne? Ir tas pokytis, skirtumo augimas pokytis yra didesnis negu įprastai. Ne, bet čia jau tada, aišku, dar kartą notabene, kad tai yra ne iškart, ne po mėnesio, ar ne, tai yra mes kalbam apie suminį veiksmą. Tai kodėl tu sakai, kad neveikia? Tai vat tokie trys greiti tokie tupukai iš mano pusės. Jo. Aš tai dar žinai pridėčiau, prie tų lūkesčių, kad yra pernelyg didelis atotrūkis tarp investicijos ir lūkesčio rezultatui. Žinai, dirbam su, gerai, ne tai, kad dirbam su vienu vadovu, įsivaizduokim, kad, nupirkom vadovo komandai vienkartinius, ten 2 dienų mokymus. Taip. Ir jau laukiam rezultato, kai pasikeis įmonės kultūra. Žinai, toks, aš gal biškai hiperbolizuoju, bet mano mintis yra, kad yra vienkartinė, vienkartinė maža investicija, aš labiau galbūt laiko prasme, net ne pinigų prasme, kad arba nupirksim visiems po knygą, šitą apie coachingą, Miroslavas su Brigita išleis coaching organizacijai, nupirksim po knygą. Must have, šitą jau garantuotam. Šitą must have, visiems vadovam duosim paskaityti ir jau tada po mėnesio lauksim rezultatų, kaip čia pasikeis mūsų įmonės kultūra. Tai, žinai, gal tas lūkestis netitinka, žinai, tos investicijos. Tai va čia dar toks galbūt iš to. Ir, gal dar toks momentas, kada galbūt vis tik sumaišom, žinai, ypač išorinio coachingo specialisto rolę su konsultantu. Tas lūkestis, aišku, žinai, mes dabar čia tokios galbūt, man nėra galbūt tekę, bet kartais ir, nors dabar galvoju, ką čia nėra tekę, yra tekę, ar ne, kada mes galvojam, kad jūs ateikit ir pasakykit, ypač ten, kada mes kalbam apie mokymus coachingo stiliumi, bet jūs ateikit ir pasakykit mūsų vadovam, kad reikės daugiau dirbti. Toks, žinai, kur ateikit, pasakykit, kaip turi būti. Ateikit, žinai, duokit mums tą auksinę tabletę, kuri padeda visiems ir nuo visko. Ir aišku, tas, vėlgi grįžtam prie to pačio, turbūt ką jau ir kartojamės, kad labai tikimės greito poveikio. Bet, žinai, ta visa mūsų aplinka, ten tą, ką mes turim, taip kaip keičiasi technologijos, kaip keičiasi pasaulis, kaip sukasi mus, tarsi įspraudžia į tą rėmą, kad tada, kada, žinai, diegiam, vėlgi gal diegiam netinkamas žodis, coachingo organizacijai, mes tikimės pernelyg greito rezultato. Pernelyg greito ir, kad, sakau, nuėjom į mokymus ir staiga viskas pasikeitė. Perskaitėm knygą ir ten turim rezultatą. Bet kadangi coachingas, tai užbaigsiu tik, žinai, kad, kaip ir tu jau sakėjai, aišku, kad, žinai, kad coachingas iš esmės keičia elgseną. Tam, kad keistųsi elgsena, turi atsirasti kitas sąmoningumas ir kitas atsakomybės, žinai, suvokimo ir atskaitomybės lygis visose grandyse. Ir mes kalbam ne tik, kad vadovas, bet kalbam apie kaskadavimą iki žemiausios grandies, iki žemiausio komandos nario, kada atsiranda, žinai, suvokimas, kaip mano veiksmai įtakoja tą patį santykį, konfliktus, rezultatą ir panašiai. Tai reiškia, kada žmogus prisiima atsakomybę už savo veiksmus ir tą daro sąmoningai. Va tada toliau jau kaskaduojasi, žinai, tai jau gaunasi sniego gniūžtės toks efektas, kada mūsų komandos nariai yra sąmoningesni, prisiimantis daugiau atsakomybės, suvokiantis savo atsakomybę, kaip vienas ar kitas, žinai, ten praskipintas pusdienis įtakoja mėnesinį rezultatą komandai. Čia biški patingėjau, čia biški anksčiau išėjau, kiek darau tą sąmoningai, kiek nesąmoningai. Žinai, aš taip labai žemiškai, žemiškai. Tai tas ir gerai. Žinai, norisi prie to pridėti keletą dalykų. Coachingas, ką mes ir bandom pasakyti, kalbant apie organizacijos poveikio lygmenį, dar kartą, kalbant apie organizacijos poveikio lygmenį. Taip. Jisai būna, coachingas retai būna
vienintelis poveikio veiksnys. Taip. Bet labai dažnai būna katalizatorius. Ir tą reikėtų tiesiog įsidėmėti. Ir dar kalbant, dar šiek tiek grįžtant prie tų su žmonėm dirbančių žmonių organizacijose didesnėse, ar ne, HR, kitaip tariant, žmonių, tai, nes iš jų yra ir nemažai, kurie patys yra pabaigę coachingo mokymus, coachingo mokyklas ir tas yra labai faina, bet ten visgi norisi va tokį dalyką pasakyti, kad ir nesulaukia tokia, kaip čia man reikia įrodyti, bet kaip čia nefaina, kaip ir to. Ir sakau, ne, viskas yra su tuo yra okei. Matavimas tai tikrai nėra nepasitikėjimas coachingu. Tai yra kaip tik profesionalumo ženklas. Svarbiausia yra identifikuoti deramus dalykus, kuriuos mes matuojame. O ne apie tai sakyti, kad čia coachingo to poveikio, kad tai yra netinkama, neetiška, viskas okei. Čia profesionalu. Ir mes turime matuoti poveikį, jeigu mes kalbame apie organizacijas, apie įmonių veiklą, nes viskas turi tenai būti pamatuojama. Ir reikėtų pripažinti, kad kalbantis ir dėliojantis ir coachingo projektą, tai mes ir galime irgi labai aiškiai identifikuoti, ką mes čia darome arba ką mes čia bandome padaryti. Ir irgi tai identifikuoti ne coachingo programa, o pavyzdžiui, kažkas susijęs su vadovo elgsena pokyčiu, arba ten atviresni pokalbiai, aiškesni kažkokie one-on-one. Ką mes norime pakeisti, kaip impact by design, ką mes ir kalbėjome, nedaryti coachingą, pavyzdžiui, mažinti mikrovadybą, stiprinti mūsų, ir tai yra savininkiškumo stiprinimo programa, sudėdamoji dalis, gerinti sprendimų kokybę, didinti atsakomybės jausmą, viskas su to yra okei. Tai antras dalykas, aišku, kad mes kaip ir rekomenduojam, ir man atrodo, kad ir knygoje apie tai rašėm, tai yra pasirinkti tam tikrus indikatorius, kurie gali padėti tą padaryti ir tais indikatoriais vadovautis, ir jie gali būti skirtingo lygmens kažkokie indikatoriai, ne vieno lygmens. Poveikio, ar ne, vienas kažkokį poveikį, kitas kažkoks tai rezultato, elgsenos gali būti indikatorius, ar ne? Kitaip tariant, įsivardinti tuos kiekybinius ir kokybinius rodiklius. Taip. Ir, man dabar kažkaip toks pavyzdys, jeigu mes turim, pavyzdžiui, net ir, mes daug kalbam apie vadovo elgseną, nes, tas tikrai, kaip man patinka, kaip tu sakai, įmetė akmenuką ir nuraibuliuoja, nuo vadovo tikrai daug nuraibuliuoja. Bet, jeigu taip dar nusileisti, į komandos narių lygį, tai, vėlgi tas pats coachingas, viena iš coachingo kompetencijų aktyvus klausimas. Jeigu, mes turim, klientų aptarnavimo komandą, kuriai yra svarbus aktyvus klausimas, taip, mes ir čia galim padaryti poveikį, ar ne? Apie klientų problemų sprendimą, pavyzdžiui. Kiek problemų mes galim išspręsti, pavyzdžiui, telefonu, pirmo skambučio atveju. Taip, nueinant vėl iki tokį labai žemišką lygį. Ir jeigu, vėlgi, tam, kad problemas išspręsti, vėlgi, kaip ir tada šnekėjom, nėra vienos poveikio priemonės. Greičiausiai turi būti kažkokie procesai sutvarkyti, kažkokios sistemos žmonėm, kad jie galėtų to skambučio metu išspręsti tam tikrą problemą. Bet vėlgi, vienas iš įgūdžių arba kompetencijų, kurios reikalingos, kad aš galėčiau išspręsti problemą klientui pirmo skambučio metu, yra aktyvus klausimas. Ir, coachingo tipo arba coachingo stiliumi mokymai, stiprinant aktyvaus klausimo kompetenciją, yra viena iš pamatuojamų, ar ne? Gali būti vienas iš pamatuojamų rodiklių, taip čia vėlgi targetinant labai konkrečią problemą. Tai toks, vėlgi, kiekybiniai, kokybiniai rodikliai, bet svarbu juos tinkamai išsikelti pradžioje. Jo, ir tas coachingo poveikio planuojant rodiklius arba būdus pamatuoti, kaip ir kalbėjom, gali būti vienas kiekybinis, vienas kokybinis, vienas elgsenos, pavyzdžiui, 3 šiamai yra apie kiekybinį, kažkokia komandos apklausa apie atsakomybės, ten yra aiškumas, tai yra, pavyzdžiui, kokybinis, ir elgsenos, tai, pavyzdžiui, sprendimų priimimo laikas, irgi yra galimybės pasižiūrėti, pasimatuoti. Ir tu tos turi 3 rodiklius ir juose tu laviruoji. Ir kartais sako, o kaip čia susiję su organizacijos strategija ir taip toliau, kaip čia tas taip tiesiogiai susiję. Ir norisi tada tiesmukiškai, kadangi su strategija nemažai tenka darbuotis, tiesmukiškai atsakyti. Nesvarbu, ką jūs ten pasirinksite, ar kokią sistemą turite, OKR-inę arba KPI-sinę sistemą, bet jinai yra gyva tik tai tada, kada vadovas geba
kalbėtis, o ne tik kontroliuoti. Mm. Ir apie tą vat gebėjimą, tai yra tiesiogiai yra arti coachingo. Ir coachingo ir coachingo poveikio matavimas garantuotai jisai nedubliuoja kažkokių papildomų KPI-sinių, OKR-inių sistemų, jisai tiesiog padeda joms veikti tom sistemom. Ir tai yra labai svarbu pasakyti, kaip ir tu sakei apie tą klausimąsi, tai mūsų patirtis praktinė, ką pasako labai paprastai, kur atrodo lygtais prieštara tam tikra yra. Kai vadovas daugiau klauso, sprendimai dažniausiai būna greitesni, o ne lėtesni. Atrodytų, turėtų gautis atvirkščiai. Praktinė pasako, kad ne, tai yra netiesa, ne atvirkščiai. Daugiau klauso ir greičiau geba priimti sprendimą. Ne lėčiau, greičiau. Aš taip galvoju, žinai, žiūriu į mūsų 4 klausimą, bet aš galvoju, kad mes kažkaip prieš tos lūkesčius į šitą klausimą atsakėm truputėlį sumaišydami tą tvarką, bet, žinai, pats klausimas, kad jis netaptų stebuklingų sprendimų. Toks užkliuvo, žinai, toks. Čia mes tokių klausimų suformulavom, ar ne? Tai turėsim padirbėti kitą kartą su tais klausimais, bet čia šaržuoja, aišku, viskas žinoma, tai mes tą ir bandom ir pasakyti, kad coachingas nėra stebuklingas sprendimas, jeigu kažkas sako, kad dar kartą tą, ką mes sakom, ir kalbėjom, jeigu kažkas pas jūs ateina į jūsų organizaciją su kažkokiu instrumentu, knyga, metodu ir sako, va, čia yra 5 žingsniai tam ir tam, ir jeigu jūs juos atliksite, jūsų organizacija, bum, suklestės, rodikliai pagerės ir taip toliau, varykit lauk šitus gūrų ir žiniuonius. Tai yra absoliuti nesąmonė. Tai, nes yra daug niuansų, daug įkontekstinimo, kuris yra labai svarbus. Ir kas yra labai fainai, kad coachingė, per tai, kad mes neduodame atsakymus, bet padedame klausimų pagrindų žmogui pačiam pamatyti tą kontekstą ir susiplanuoti savo tą žingsnį į priekį, ar ne? Tai mes mažiausiai tie gūrų coachingo specialistai esam, ar ne? Ir daugiausiai erdvės sukuriam realiam veikimui realiuose organizacijose, o ne vienam vadovėliui ir vienam kažkokiam tyrimui, kur nuošimčiuose arba paraštėse yra labai nemažai klaidų ir skausmų, jeigu taip paprastai kalbant. Tai bet tuo pat metu irgi norisi pasakyti, jeigu kažkas ateis ir pasakys, kad viena coachingo programa jums išspręs ebidos iššūkį, irgi varykit laukti tokį žmogų. Ne? Galim ten, žinai, privesti ten per 10 metų sudėtingom schemom, privesim. Ateikit. Per 10 metų, okei. Tai per 10 metų ir aš galėčiau atsiimti, bet tada, jeigu tai yra sisteminė programa, daugiau intervencijų, coachingas yra pagrindinė, bet ne vienintelė intervencijos būdas, tai aišku, kad tada galime kalbėti, bet aš kalbu apie greitus pleistrų užklijavimus ant skęstančios valties, tai yra pleistrų užklijavimas skęstančiai valtį. Vėlgi toks paveiksliukas man tai toje akise, kai kas pirštus kiša, kažkas pleistrą klijuoja, nors iš tikrųjų... Kažkas kaulnų prispaudžia, žinai. Kaulnų prispaudžia, nors iš tikrųjų apie tai dėrėtų, ne apie tai dabar dėrėtų. Pirmiausia, jeigu kalbėtų apie tvarų judėjimą ir augimą, reikėtų kalbėtis. Tai jeigu jūsų organizacija, kitaip tariant, kad pabaigoje tokį call to action, jeigu jūsų organizacija šiuo metu yra sėkminga ir norite, kad jinai ir toliau būtų sėkminga, tvariai sėkminga ir ta sėkmės tvarumas būtų tolygiai gerėjantis, tai natūralu, kad coachingas gali būti vienas iš labai gerų įrankių tam. Mes apie tai nemažai rašome knygoje, tai visą ten mūsų pokalbį mes nuorodas tam rodėm. Jeigu norite daugiau žinoti, kur mes su ta knyga dabar judame ir kelionę mūsų žinoti knygos, tai galite nusiskinuoti QR kodą. Jeigu žiūrite įrašą, tai matėte QR kodas per visą įrašą buvo ir galėsite apie tai sekti. Jeigu norite daugiau sužinoti apie coachingo organizacijose, tai irgi galite pasižiūrėti čia ir dabar prieš pat pabaigą, jau visiškai pabaigą, norisi deimantės, norisi komentarą parodyti.
Ir Deimantė mums parašė, ačiū Jums už Jūsų laiką, turiu atsijungti. Pasižymėjau tam tikras mintis. Labai patiko sakinys, kad coachingas augina stabilesnę elgseną. Ačiū ir iki kito susitikimo. Ačiū tau, Deimantė, kad buvai su mumis ir dar reagavai, nes aš matau, kad daugiau žmonių yra su mumis esančių, bet reaguojančių šį kartą yra mažiau. Brigit, turim dar kažką padaryti? Turi tokią vinį kokią nors įkalti, nežinau, tokią citatą kokią nors tokią. Man, žinai, kaip aš sakau, mes galim kalbėti, bet geriausia pradėti kažką daryti. Žinai. Geras. Jo. Norint, žinai, pajusti coachingo poveikį, jį reikia pabandyti, išbandyti ir pradėti nuo savęs. Jo, Tai tiek. Jo, tai žinai, ir tada man norisi, va čia tada aš duosiu tą call to action vadinamą, sitėjų. Tai va jeigu jūs va tie esate, kurie norite kažką pradėti daryti, tai ir norit su kažko pasitarti, tai čia yra tokie du žmonės, kurie valandą dabar buvo kartu ir kurie galėtų būti tie, su kuriais tas pasitarimas būtų efektyvus ir produktyvus. Tai ačiū tau, Brigita, už valandą, ačiū visiems čia, kurie su mumis išbuvo ir matau, kad nemažai žmonių iki pabaigos išbuvo. Ir kodą matau, kad nuskanuotų yra. Iki kito pasimatymo, mes pasimatysim vėl už kelių savaičių būtent šitame formate, coachingo organizacijoje ir kalbėsim apie kitą klausimą. Dabar anonso nedarysim, nes dar nežinom. Jeigu turit, galit ir jūs parašyti mums temą. Nežinom temos. Dėl to neanonsuosim kokioj temoj, bet tikrai žinau, kad kalbėsim toliau, nes šitas ciklas tęsis iki pat vasaros. Iki kitų kartų. Iki. Ačiū, iki.